Šiandien pamatysite pirmąją reido trilogijos dalį. Kas žino, tas žino, o kas nežino, paaiškinsime, kad trilogija yra mūsų nusivažiavimai ir nusišnekėjimai 2014 metais. Ir šiandien vietoj anonso Klaipėdos kelių policijos biuro šefo Ramūno Šideikio sveikinimo žodis. Tai visiems eismo dalyviams norėčiau palinkėti medinės ožkos metais, kad branginkit kiekvieną akimirką, nes jį daugiau gali nebesugrįžti, branginkit kiekvieną šalia esantį savo artimą žmogų, nes jis gali bet kada išeiti, ir branginkite savo prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Ateinančiais metais dar kartą linkiu visiems sėkmingų kelionių. Vieną pirmadienio popietę, kai publika po savaitgalio turėtų būti blaiva, Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje iš Tarptautinės perkėlos į miestą įvyko avarija, yra sužeistų žmonių. Greitai kas iškvietė? Gal policija? Supratau. Žodžiu, galėjo būti ir sužeistų šičia, ne? O tai varavo tas pilietis, va šitas va? Kietas. Užtrukė šitas. Supratau. Pranešusieji žmonės teigia, kad avariją sukėlęs vairuotojas yra visiškai girtas. Kol pilietis papūsė alkotesterį, tuo galite įsitikinti patys. Jūs vairavot? Supratau. Supratau. Žiūrim, ką turim. Taigi kelio vingyje nesuvaldytas automobilis Volkswagen Bora nuvažiavo į priešingą eismo pusę, užkabino kelkraštį, buvo sviestas į mišką kitoje kelio pusėje. Čia automobilis surado pjedestalą su paminkliniu akmeniu, ant kurio iškaltas Klaipėdos herbas ir skaičiai 2002. Akmuo nuo avarijos vietos nuskrido 15 metrų, o Bora nukirtusi 4 pušis pavirto ant šono. Jisai nukirto akmenį, va tai šičia, pasižiūrėk, va tai šičia tas akmuo nulėkė va ten va. Mašinoje buvo 4 žmonės, tik atvykus pareigūnams 2 vyriškiai pabėgo geležinkelio bėgiais, o vairuotojas Raimondas pradėjo glėbesčiuoti policininkus, teigdamas, kad dar visai neseniai jis buvęs vienas iš jų. Kai tie nepatikėjo, jis aplinkinius išvadino lavonais. Galiausiai Raimondo nepagarba aplinkiniams įkyrėjo įvykį tirintiems pareigūnams. Jam buvo uždėti antrankiai ir jis pasodintas į policijos automobilį. Įdant išdykėlis būtų nuvežtas į komisariatą dėl asmenybės nustatymo ir kitų procedūrų atlikimo, kurios būtinos, kai girtas su mašina atsidūrė miške ir iš vietos išverti riboženklį, kuris buvo pastatytas 750 metų Klaipėdos miesto įkūrimo proga. A mes pažįstami esam, sakykite? Pūzgišė. Ne, aš tik paklausiu. Pūzgišė. Nes jūs sakėt, Bučiakauskai, Vačiakauskai. Pūzgišė. Lavonė. Eikit. Kartu su Raimondu į policiją užsimanė važiuoti ir neblaivė automobilio savininkė Rasa. Moteriškė labai norėjo sužinoti, ką policininkai darys jos vyriškiui. Rasai nustatytas lengvas girtumas. 1, 2, 3. Čia jos promilis. Ji buvo paslaptingai nusiteikusi ir rūkydama dainavo Rasa, Rasa, 2 matrasa. Neaišku, ar prablaivėjus Rasai iš jos veido nedings šypsena. Mat Raimondas 2 kartą per metus pakliūva girtas. Iš jo vairuotojo pažymėjimas atimtas, o Rasai priklausantis automobilis bus konfiskuotas. Raimondui policijos komisariate bus nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,22 promilės alkoholio. Jis sakė, kad yra žiauru, kai savi formino savus. Ir tai dar ne viskas. Už nulaužtas pušeles aplinkosaugininkai priskaičiavo 5 ženklę pinigų sumą, ar tik ne 13 000 litų. Taigi, šiais laikais labiau apsimoka įkliūti vairuojant girtam, negu laužyti pušeles. Lavonė. Eikit. Vieną gražią sekmadienio popietę kelyje Jakaido-Vilai po kelią vinguriavo automobilis Mitsubishi Charisma. Vienas viešojo eismo dalyvis neapsikentė su tokiu kolegos elgesiu, jį sustabdė ir užvedė kalbas apie bites, orą ir puikią žiemą, kol atvažiuos policija. Ir kągi mes išgirdome? Ką? Garbėjus ir Kristui, ponė! Labas, kas, žinai, iš viso, žinai, ar tu netgi buvai šitame? Kur? Pirmą eimą, kas iš masų taip, kas iš viso. O, ką mes kalbam čia? Nebuvai, kas iš viso. Jėmė, kas iš mas, kas iš viso, kas iš viso. Apie ką jūs šnekat? Šventasis tėve. Apie viskas. Bet jūs toks prigeręs ir važiavo tokią gražią dieną link Klaipėdos? Aš nevažiuoju. Ai, nevažiuojate? Jūs ėjot pro šalį? Matkas, -10 ėjot pro šalį, jūsų mašina čia atsidūrė, taip? Mitsubishi Charisma. Gerai, kas iš viso. Kaip sakėt? Aš buvau, kas, žinai, savo laiku, žinai, kas, žinai. Kuom buvo savo laiku? Kuom? Tas dalykas, kai... Kolūkio pirmininkas buvo. Gerai, kas iš viso. 72 metų Juozas važiavo su mergina namo iš Dovilų. Nebetoli buvo likę iki Kiškėnų, bet kad labai jau vinguriuota po kelią. Nors pūstas tik lengvas girtumas, tačiau net su dievais nesusišnekėtų Juozas. Juozai!
Kalbėsit? Kalbėsiu. Jozai, kur prisisprogote, sakykite, prašau, mielas ponė. Aš visą negeriu, kaip sakyti. Jūs negeriat? Man, kaip sakyti, nepaložina gerti, kaip sakyti. Nu, žinau, kad tu paiksluoji. Nu. Greičiau kalbam, nes gali pareigūnai sušaut, gali. Tas blogas. Kur jūs čia prisigėrėt su dama savo? Aš niekada iš viso negeriu. Jūs negeriat? Ir, Nu, kada buvo, tai buvo. ir 1,14 yra ne jūsų girtumas? Ne. Ne jūsų. Aš esu, kad žinai, užaugęs, kad žinai, gerai, A šalta? gerai, man šiltai, Gerai, Jozai. žinai, gerai, kas aš jau, daug, tai Gerai. Viso gero, Jozai. Laikykitės. Vertybės jums. Jo. Vertybės. į daugiau išgerti. Valstybė, žinokit, laukia iš jūsų pinigų. Aš esu Sibirėje užaugęs, nuo pat 5 metų. Tai jums Aš esu nešalta. praėjęs, kas aš žinai, šis, o dabar čia. Supratau. Na, jūsų reikės pinigų valstybei, gal kokio 1000 kito. Tai dar gerai, kad neatsirado nukentėjusiųjų, kuriems per šonus pravažiavai. Girta avarija kainuoja brangiau. Jau girdžiu, kaip kalas snargliai, kad genys katrasis skundė Juozapą policijai, nedraugiškas. Ale baikit, va kitas siužetas bus apie draugystę. Tikrą draugystę. Antrą gražaus rudens šeštadienį Klaipėdos rajone Sodų bendrijoje Gulbė nuo kelio nuvirto automobilis Audi. Taip pat pranešėjas policijai teigė, kad mašiną iš griovio bando iškasti 2 girti piliečiai. Tačiau atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad vienas girtas, kitas nelabai. Tas, kur vairavo, tai ir yra nelabai. O kaip išėjo viskas dabar čia? Iš kiemo išvažiavau. Aš matau, kad išvažiavote iš kiemo pagal vėžį. Mašiną važiavau, galvoju, pasuksiu čia truputį, kaip pradėjo slyst mašinį. Aš geras esu šiek tiek. Ne, tikrinau viską man. Gerai viskas. O ponas? Jis nevairavo, iš čia kasą. Šiaip atėjo. Aš įrankius atvežiau, perforatorių, nu jis čia dirbo. Supratau. O pasidirbau mieste, skubėjau. Netrukus mums nuo alkoholio blaivus vairuotojas techniškai paaiškino, kodėl atsidūrė griovyje. Čia žiūrėkit, kas čia dedas, iškart vanduo, aš čia galvojau, kad čia, nu kaip, krūmai. Supratau. Bet tai kokiu greičiu reikia iš kiemo išvažiuoti, aš nesuprantu. Labai lėtai važiavau. Ir iškart sumėtė. Nesumėtė manęs. Važiavau, va taip truputį Nu lenkiau. tai aš matau pagal vėžės, va tam buvot kieme. Išvažiuoti iš kiemo ir štaiga čia sumėtų ir atsidūrėt griovyje. Aš nesuprantu. Greičio, negaliu greičio važiuoti, nes pas mane lūžus mašina įtempėjęs trūkės yra. Supratau. 60 gal. Nu, seniai vairuojat? 20 metų. 20 metų. Nu kažkur nežinau. Supratau. Bet gal nefilmuok, tai čia nieko nėra. Nu keista istorija, vis tiek, nu ką, žinau dabar. Nu keista istorija, išvažiuoju iš kiemo ir tiesiai į griovį važiuoju. Tai vėžės tokios didelės. O čia buvo atvažiavęs šeimininkas, kad vėl išvažiavo čia. Čia važinėjot mašinų pilną. Supratau. Tai štai, na kaip žmonės pamato štai tokį vaizdą, keistą pilietį su kirviu, kitą pilietį su kastuvu, tai ir skambina policijai, kad 2 girti apie mašiną vaikšto griovyje. O čia šeštadienis girtas gali būti? Aš girtas. Ne. Ne girtas, bet su kirviu taip atrodai, taip baugiai atrodai. Anglijoje negalim kirvio laikyti. Va, rimtai? Niekur negalim. Metro niekur. Net skalpeliuko negalim laikyti. Nežinojau. Anglijai. Ne. Aš kai Neši paslėpt gerai, neš paslėpt. Aš kai ką dirbau, tai tie natūralūs tie anglai. Aha. Skyriai pamatė, kad mes tos tašiukus tašom. Aha. Jie žiūri. Sako, yra plastikiniai keliukai. Nu, gal čia turi, neturi, ne. Nu. O tu pats Anglijoje esi dirbęs? Daug metų. Nu. Ir? Ir įtartinai, kad jie statybos, nu, saitas skaito statybos. Turi ten tą visą išlaikęs CS kortelės. Ir žiūri, kad kirvis įrankis, kaip ir oblius paprastas. 2 piliečiai, vienas girtas, o kitas pasirodo apsėdęs psichiką veikiančiamis medžiagomis. Policininkai vairuotoją nuvežė į ligoninę. Medikų išvada buvo negailestinga. Šio piliečio organizme rasta psichiką veikiančių medžiagų, benzodiazepino ir opiatų. Vairuoti jis negali, byla iškeliavo į teismą. Kartu rodysi. Priplaukęs, kur? Ne, tai kas čia priplaukęs? Čia aš priplaukęs. Kokie raišteliai tavo gražus? Žiūrėk, ir raišteliai kokie tavo gražus. Nu. Aš žinau, aš matau lemputę, kaip jinai mėgsti, kaip jinai...
Nepraėjo ne 6 dienos po paskutinės avarijos, kai Klaipėdoje buvo bandyta taranuoti remontui uždarytą Pilies tiltą, kai vėl įvyko panašus incidentas ir vairuotojas palikęs mašiną ketino nesėkmingai pabėgti. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį prieš vidurnaktį į remontuojamą Pilies tilto apsauginius betoninius atitvarus sudužo taksi automobilis. Taksi automobilis atlėkė tiesiai naująją uosto gatvę ir prieš pats atsitrenkiant dar jį bandyta stabdyti, tačiau Mercedes vis tiek ištiško į atitvarus. Pasak liudininkų, išlipęs vairuotojas iš bagažinės pasimė 2 plasmasinius butelius kažkokio gėralo ir nukiūtino nuo įvykio vietos šalin. Avariją matę žmonės išskyrė vieną labai ryškią vairuotojo aprangos detalę. Jis avėjo žydros spalvos sportiniais bateliais. Maždaug už 1,5 kilometro naujo uosto ir Daukanto gatvių sankryžoje kelių policijos patruliai pamatė, kad panašiai apibūdintas pilietis bando sėsti į automobilį Volkswagen Passat, tačiau buvo sulaikytas ir parvežtas prie savo automobilio. Kas čia? Oi, dar tu rodysi. Priplaukęs, kur? Ne, tai kas čia priplaukęs? Čia aš priplaukęs. Palauk, čia aš jau atitvarus įvažiavau į blokų. Galiu nueit pasiimti degtuką, yra bardačiokė. Tuoj, pasipūsiu. Kokį pūsti? Jau užteko, 3,8 vieną kartą. Čia, taip. Nenori pūsti. Tai nepūsi teks ligoninti. Tai čia. Ir filmuoja. Straudamas savo. Ką išsitraučiam, lemba. Prarūrinsiu keliom metam. Trečią kartą, kelintą kartą būsiu prarūrinęs. Tas dar ant viso pasaulio. 5 sekundės būčiau. 279. Nieko nepavarėjai. 279. Teisės prarūrinęs. Taksi vairuotojui Giedriui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,73 promilės alkoholio. Tai kelių policijai žinomas veikėjas. 2 kartus jau buvo pragėręs vairuotojo pažymėjimą, pragers ir dabar. Jeigu tikėti Giedriumi, tai jis šį taksi automobilį išsinuomojo neseniai, galvojo imsis proto, uždirbs pinigų, bus geras. Tačiau gerumas paskendo promilės. Ta pačia diena, darbininkų ir liaudės diena, Senvario žiede niekadėjai kliudė automobilį Hyundai, kuriuo važiavo 2 mergaitės ir pabėgo. Ko gero, anų girtų būta, kad taip negražiai pasielgė, o ir merginos neslėpė, kad bėglių ekipažas bus ėmęs. Fui, kaip šlykščiai. Nu, ir ką su juo pakalbėjot? Nekalėlė, jisai nuvažiavo. Jisai nuvažiavo, bet dabar buvo atėjęs. Jisai buvo pats atėjęs, pats buvo atėjęs. Pats atėjęs pasiūlyti girtėje, trumpam rankovė. Jisai girtas? Manau, kad taip, nesuvodė. Ne visiškai girtas, bet... Ten 4 jie buvo, viena moteris jaunė ir tas vairuotojas trumpom rankovėm ir dar vienas. Nes aš sėdėdama čia šalia mačiau, kas vairuoja. Ir būtent jie... Tai tas vaikinas būtent vairavo. Vyras, vyriškis. Pagal valstybinius numerius automobilis buvo rastas kitame miesto gale, Karskronos gatvėje. Neblaivų jo naudotoją policijos pareigūnai išvertė iš lovos ir kadangi jis tam aktyviai priešinosi, ginčijosi, keikėsi, buvo atvežtas į kelių policiją ir prirakintas prie radiatoriaus dėl tolimesnių avarijos aplinkybių aiškinimosi. Gali filmuoti. Klausyk, labai gražus rašteliai tavo. Tavo raštelė labai gražus, žinau, kaip ir mano. Nieko tokio. Nu. Bet aš mačiau, kad tavo, Žiūrėk, kodėl nuskriaudėjai merginas? Ką? Merginas kodėl nuskriaudėjai? Niekada gyvenime, Niekada. moterį negali paliesti. Supratau, jūs Renault Space vairavote, taip? Aš Taip. vairavau prieš 5 dienos. Prieš 5 dienas? Prieš 5-6 dienos. Paskutinį kartą. Supratau. Kiek pripūtėte? Dar jau papustins pareigūną? Dar spėsiu. Dar spėsi. Jo. Nešalta? Nešilta? Negatogiai. Supratau. Jo. Tai turbūt toksai juokingas esate šiek tiek, nes jeigu pririšo per radiatorius, tai jau šiek tiek. Nusivylis, kadangi aš žinau, kas vairavo, o mane paėmė. Supratau. Ne aš vairavau, tiesa. Bet jūsų Renault dalyvavo, taip? 262 skaičiai, taip? Mašina mano, taip. Tai va. Aš nieko nesakau, bet paėmė mane. Labą dieną. Ar šitas merginas? Ko? Čia mano pusbrolis. Pusbrolis jūs? Čia pažįstami, nieko tokio, kas filmuoju. Nefilmuokit. Bet čia reklamuoji, kad tave. Aš negaliu į šoną nueiti. Gita. Dėl to. Bet kokie raišteliai tavo gražus? Ką? Žiūrėk, ir raišteliai kokie tavo gražus? Aš žinau, aš matau lemputę, kaip jinai mėgsi, kaip jinai... Vienu žodžiu, aš paskolinau, aš daviau, aš 5 dienas
Geriai dabar. 5. Oh my god, 5 dienas. A мы после кладбища. O tai kas vairavo, kas vairavo? Aš paskolinau Artiomui, tokiam pažįstamui. Artiomui. Jo, Artiomui. Artiomui iš Gargždų. Daviau, ne iš Gargždų, iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Jis nėra iš ten taip toli. Nu, į vieną Supratau. Jo. Nu ką. Ir atsitiko toks Rašyta dalykas. Man viskas, man aišku nepasakė. Gal... Žodžiu, istorija tokia, gal tau kažkas- gražino mašiną. Jo, man Artiomas. grąžino. O kur Artiomas Bet- dabar yra? Aš žinau. Tiek to, policija netrukus išsiaiškins, kas ten vairavo, kas ten miegojo, o kol kas pilietį teks parepuoti, pučiantį dūdą. Juk Klaipėda Dudorių miestas, net miesto meras Dudorius pučia dūdą, tad pirmin. Jeigu Aš papūs- geriau, aš dabar važiuosiu. Молодец. Bijau žiūrėti. Ale bom. Ten. Daug. 5 dienas, nu žiūrėsim, kiek tu čia Eik, tu 5 dienas, 162, 5 dienas. Eik. Nu ir pusbrolis jūsų. O, raištukai tavo gražus. Kaip ir mano raištukai, labai gražus. Aš tave myliu, aš tave gerbėjau. Bratka, Nu, ką tau reikia? O ką tu nori žinoti? Dėl ko tu mane filmuoji? O tą pasakyti. dėl to, kad tavo raištukai tokie pat gražus kaip ir mano, todėl ir filmuojame. Jeigu dėl to, tai aš... Nu, Tada... tai kas padarė? Jisai nebuvo. Меня с кровати взяли, меня с кровати Jis взяли. nebuvo užvairęs. Я вообще ничего не знаю. Kai kelių policija atvažiuos gražiosios merginos, jos patvirtins, kad bėglių automobilį vairavo ne šis asmo, o kažkoks kitas draugas, kuris atėjo kitą rytą ir buvo jam supiltas protokolas už avariją, už pabėgimą iš jos ir už vairuotojo pažymėjimo neturėjimą. Tokia tad istorija. Nėra ko dalinti savo mašinų kažkokiam išmatymo pažįstamam daiktui, panašiam į Artiomą. Ir kitas siužetas apie seną klaipėdietį, lietuviškai nekalbantį, kuris girtas pasidarbavo Reikjaviko gatvėje. Taigi tą patį šeštadienį apie pusę 10 vakaro Klaipėdoje Reikjaviko gatvėje per eismo įvykį apdaužyti 3 automobiliai. Avarijos autoriui nustatytas vidutinis girtumas 2,43 promilės alkoholio. Jūs bandė čia sukti ar ką jūs bandė čia daryti? Jis bandė važiuoti. Jūs važiuojate Reikjaviko gatvę, va taip Aš prisiglaudęs. važiavau į priekį, matau jis parvažiuoja, jis netgi be šviesų važiavo. Aš čia mirktelėjau, privažiavau ir čia žiūriu, kad jis baigė į mano pusę važiuoja, aš pradėjau stabdytis į mane ir įmainavo tiesiog taikiniu. Supratau. Ten stipriai apgadinai? Nu, galinis bamperis sudaužytas. Sudaužytas? Taip. Supratau. Taip, Supratau. taip. O kur ten toli kažkur? Ne, už posūkį prie pat... Prie parduotuvės? Jo, Ну, supratau. Prie kios. Supratau. Господин Алексей, пьяный вы, нет? Ну, так вот, после работы, чтобы так вот, напарника, давай, чтобы система раз не ладится, что давай. Понял. Сколько выпили? Грамм 150. 150. Taigi, nustebęs automobilio Opel Vectra vairuotojas Aleksėjus Žardininkų gatvėje iš pradžių trenkėsi į stovinčio automobilio Volkswagen Charan galą, užgesino savo automobilio šviesas ir nuvažiavo toliau. Pasukęs į Reikjaviko gatvę, jis už porą šimtų metrų išvažiavo priešingą eismo juostą ir trenkėsi į atvažiuojantį automobilį Ford Mondeo. Na, nebent mes taip supratome iš piliečio Aleksėjaus paaiškinimo. Paklausom dar kartelį. Jūs supratote taip pat? Я живу те и больше обязательно всем системам. Я живу в своей республике, я гражданин Литвы. Очень хорошо. 64 metų Aleksėjaus automobilis papuoštas sportiniu galinės bagažinės spoileriu ir piktais žibintais išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Pats šeimininkas išvežtas blaivytis į policijos komisariatą. Kitą antradienį reidas vėl nebus šventinis, nes švenčių keliuose ir gatvėse nebūna. Kitą antradienį pamatysite antrąją reido trilogijos dalį. Kaip sekas? Abelį, tu Ir viskas? čiuopi nori man? Ne. Nu, negaus, nes tau per maž borna. Nekyk nuo sąmonų, ko tu šneik nuo sąmonų? Kokio velnio jūs galite filmuoti mane? Ką? Apgirkit, pastrauk. Patrauk tą kamerą.